Lietuva keičiasi, o pavyzdžių toli ieškoti nereikia. Svečiuojamės Alytuje, 6-ajame pagal dydį Lietuvos mieste, Darbščiųjų dzūkų sostinėje. Alytus yra vienas iš žaliausių Lietuvos miestų. Iš tikrųjų labai jaukus, labai šiltas miestas. Pats miesto centras yra praktiškai parke. Ir patį miestą mes vadinam Alytus, tai yra miestas parke, kadangi daugiau negu 30% jo teritorijos užima parkai ir miško parkai. Tai yra vienas iš miestų, kurio pačioje teritorijoje yra piliakalnis, Alytaus piliakalnis. Tai yra vieta, iš kur kilęs Alytaus miestas. Taip pat tai yra vienas iš sportiškiausių Lietuvos miestų, kur 2011 metais buvo paskelbtas pačių sportiškiausių miestų. Todėl mes sulaukiam ypatingai daug sporto turistų. Dar visai neseniai alytiškiams kone tekdavo raudonuoti prieš į miestą atvykusius svečius. Viešosios erdvės buvo apgailėtinos būklės, kai kur visai apleistos arba nepilnai sutvarkytos, netikęs estetinis vaizdas. O Alytaus turizmo informacinio centro darbuotojai sulaukdavo keistokų klausimų. Atvykdavo turistai į miesto centrą ir užėję į mūsų centrą klausdavo, kur galima surasti miesto centrą, tai dabar jie jau jaučiasi kaip centre. O toks jausmas miesto svečius apima dėl to, kad sėkmingai pritraukus ES investicinių fondų lėšas, miesto centras buvo taip sutvarkytas, kad niekam nebekyla klausimų, kur jis yra. Rekonstruotos Pulko, Vilniaus, Sporto, Dariaus ir Girėno, Birutės, Ugniagesių gatvės bei dalis Rotušės aikštės. Nutiesti šaligatviai, įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, apšviestos gatvės, sutvarkyta aktyvaus poilsio zona, įrengti dviračių pėsčiųjų takai. O kaip pats Alytus kaip miestas jūs traukia, ar tiesiog... Traukia, jaukus, mažas, patinka. Alytus jums ar mielas miestas? Aišku, Kas labiausiai patinka? žmonės. Aplinka dabar sutvarkyta. Vienu žodžiu, labai patinka. Dėl aplinkos pačios sutvarkytos. Ar pamenat, kaip anksčiau atrodė ir dabar? Labai gerai pamenu. Labai gerai pamenu, kad buvo baisus šiukšlynas. Dabar viskas labai susitvarkė, žinokit, labai malonu. Ar pamenat, kaip anksčiau atrodė visos tos vietos, kur dabar sutvarkytos? Tai aišku, prisimenu. Ir koks skirtumas? Didžiulis. Ar dabar mieliau čia? Mieliau. Be šių investicijų būtų sunku miestui sutvarkyti tas erdves, o jos tikrai duoda labai daug gerų emocijų teigiamų ir pačiai gyvenimo kokybei, be abejo, nes kai yra vakare kur nueiti ir vaikams pažaisti ir pasivaikščioti ir pagaliau nusifotografuoti gražiam fone, tai yra žymiai patrauklesnis miestas ir patiems gyventojams. Viešųjų erdvių virsmas gražia poilsio oaze padėjo ir vietiniam verslui. Ponia Birutė vadovauja konditerijos įmonei, kuri vykdo veiklą net 20 metų ir savo produkciją realizuoja 6 strateginėse Alytaus vietose. Viena tokių – prie pat naujai sutvarkyto parko esanti jauki kavinaitė. Kai rinkome šitą vietą, iš tikrųjų sužavėjo gamta, labai graži vieta prie miesto simbolio angelo. Ir planas buvo toks, kad mamytė su vaikučiais, kad porelės, kad Alytaus miesto senjorai pasivaikščioja, užeis čia pailsėti, suvalgyti šviežaus gaminuko, išgerti arbatos, kavos. Tokia buvo mintis ir planas ir idėja. Sėkmingai veikiančios įmonės vadovė sako, kad planas įvykdytas. Šalia nuostabaus parko esančią kavinaitę pamėgo ir jaunos mamos, ir jų mažyliai, ir senjorai, ir studentai. Ypač klientų srautas padidėja vasarą, kuomet parkai pasipuošia nuostabių gėlynų jūra, kuri kruopščiai prižiūrima ir puoselėjama. Ne veltui Alytaus miesto herbe puikuojasi baltoji rožė, išdidi gėlynų karalienė. Aktyvaus poilsio mėgėjai Alytuje taip pat randa įdomių pramogų. Įrengus dviračių takus mieste ypatingai pasijautė didesnis srautas miestiečių, kurie vakarus leidžia ant dviračio. Iš tikrųjų ir savaitgaliais, ir vakarais pilni dviračių takai yra alytiškių. Taip pat paskutiniais metais ir vasarą ypatingai sulaukėme ir Lietuvos turistų, kurie atvykę taip pat nori apvažiuoti ir pasižiūrėti miestą, nes praktiškai visą miestą galima pamatyti važiuojant dviračiais. Miesto branduolyje įvykę pokyčiai natūraliai sąlygojo kultūrinių renginių padaugėjimą, pritraukiantį vis daugiau meno žmonių. Kai kurie jų atvykę į Alytų taip juos susižavi, kad pasilieka gyventi.
Kuo šis miestas sužavėjo atlikėją Astą Pilypaitę, kuri vis dažniau atstovauja ne Lietuvos, o Dzūkijos sostinę Alytų. Na, o jeigu apie dabar kalbant, tikrai, iš tikrųjų per tos 5 metus Alytus tikrai išgražėjo. Ir, dabar tas miestas, kurį aš pažįstu geriausiai. Naujinasi, jaunimas veržlus, kad ir kas mane irgi labai stebina, kad, sakykime, kiti vadina provincija, ar ne, tokius miestelius, miestus. Išvykę mokytis labai dažnai sugrįžta. Tai reiškia, kažkas ten yra gero. Lietuva keičiasi, o Alytus puikus to pavyzdys. Pritraukus ES lėšas sėkmingai atlikta Alytaus miesto centro viešųjų erdvių rekonstrukcija. Dabar Alytaus miesto centras nepriekaištinga Dzūkijos sostinės vizitinė kortelė. O tokią norisi turėti kiekvienam Lietuvos miestui ir miesteliui.